kaip mus ten vadina, Europos G tašku? Kaip dėl mūsų G taško ir kaip dėl tų visų populiariųjų injekcijų? Kas čia vyksta? Kas čia vyksta? Čia vyksta taip. Vis tik aš prioritetą dėčiau makšties drėkinimo procedūrom. Nes būtent maždaug apie 40-metį moteris pradeda jausti makšties sausumą. Tai yra susijęs su kiaušidžių funkcijos tokiu jau mažėjimu. Dėl to mažiau išsiskiria moteriškųjų lytinių hormonų, kurie būtent atsakingi už makšties drėgnumą. Ir čia atsiprašau, kad pertrauksiu, čia jau lubrikantas nelabai net kartais ir padėtų, ar tiesiog reikėtų nuolat jį naudoti? Kas yra nepatogu, kad yra reikalinga nuolat naudoti. Yra žvakučių labai gerų su hialurono rūgštim, bet moterims sako, mums atsibosta kiekvieną vakarą dėti žvakutes. Tai va. O čia yra procedūra, kuri atliekama užtenka į metus 2 ar į 1,5 metų 2 kas kelis mėnesius procedūras, tiesiog su labai maža adatyte yra makštis prisotinama makšties gleivinė hialurono rūgšties tam tikro tirpalo, ko pasekoja makšties gleivinė sustangrėja, sudrėgnėja ir aš turiu pacienčių, kurios ateina ir sako, gydytoja, ir man labai gerai, bet ir mano partneris džiaugiasi, kad ir jam gerai. Tas labai džiugina.